Biodinaminėje žemdirbystėje naudojami du pagrindiniai selekcijos būdai. Pirmasis – selekcinė atranka, kai iš tam tikros veislės augalų arba turimų augalų atrenkami geriausi augalai, kad būtų galima išvystyti palankiausias augalo savybės. Kryžminė selekcija ima du iš skirtingų veislių ir kryžmina. Iš abiejų augalų paimamos geriausios savybės, kad po kryžminimo viename augale būtų sujungtos geriausios abiejų augalų savybės. Taigi, rinkdamiesi augalus, paprastai norite kuo geriau aprėpti 4 sritis. Pirmoji sritis būtų ta, kad augalas turėtų gerą reprodukcinį pajėgumą. Tai yra gebėjimą dygti ir augti. Tai yra suformuoti tam tikrą stiprų augalo kūną. Tai iš karto pereina į kitą sritį, kuo didesnio derliaus siekimą. Tuomet nepamirškite, kad augalas turi būti tam tikros sveikatos. Jis turi būti atsparus tam tikroms ligoms. Tai labai svarbus kriterijus. Nes ligos atveju derlius vėl sumažėja. O paskutinis kriterijus, kuris mano manymu yra labai svarbus mums, ypač biodinamikams, gera augalo maistinė kokybė. Taigi tai reiškia, kad vaisių kokybė nesvarbu, kokius vaisius skinate, grūdus, šaknis ar lapus, turi būti ypač geros kokybės. O kokybė ta prasme, kurią dabar turiu omenyje, yra maistinė vertė. Tai yra, kad jūs taip pat turėtumėte gerą skonį, gerą aromatą ir tam tikrą mitybos tvarumą, taip sakant, kad jaustumėtės ne tik sotus, bet ir žvalūs ar žvalūs. Biodinaminėje augalų selekcijoje galima taikyti daugybę metodų. Taigi ši paletė tikrai priklauso nuo selekcininko. Mano nuomonė, jis suteikia charakterį. O jų tikrai galima rasti gamtoje, auginant biodinaminius augalus. Pavyzdžiui, gamtos ritmas priklauso nuo metų laikų. Todėl yra skirtumas, ar siejate vasarą ar žiemą. Šias savybės gali paveldėti ir augalas. Augalas yra atvira būtybė ir sugeria išorinius įspūdžius, ypač sėjant. Be to yra kosminės konsteliacijos. Galbūt šis požiūris kartais kvestionuojama tema. Tačiau pavyzdžiui, savo darbe aš labai remiuosi kosmoso įtaką ir plėtoju savo darbe. Be to, siejant tam tikrose žvaigždynuose, galima pakeisti augalų formą, kad jie, pavyzdžiui, užaugtų aukštesni, jie yra per maži. Arba paveikti baltymų formavimąsi, tai yra, baltymų susidarimą grūduose, kad būtų galima pasiekti geresnių grūdų, kepimo savybių. Dabar taip pat aišku, kad tai gali būti panaudota siekiant daryti įtaką. Kitas biodinaminėje selekcijoje taikomas metodas – augimvietės pakeitimas. Taigi seniau žmonės žinojo, kad jei slėniuose auginate grūdus ar kitus augalus, galite juos atiduoti kaimyniniam ūkininkui ant kalno ir leisti jiems ten augti metus. Tada jie grįžta su naujomis galiomis, kitokia forma ir tam tikru mastu su didesniu atsparumu. Asortimentas yra daug platesnis ir svarbiausia labai individualu. Kaip atskirti selekcininkai su juo elgiasi, kokiu būdu ir kokiu intensyvumu jį naudoja. Pirmiausia, derlių reikia išvalyti, kad nuo gerų sėklų būtų atskirtos priemaišos, pavyzdžiui, pelai, piktžolių sėklos ar tuščias sėklos. Tai galima padaryti naudojant įvairias sistemas, pavyzdžiui, vėjo arba vibracinę sistemą. Tai reiškia, kad viskas, kas yra pelai ir lengvos sėklos arba negyvos sėklos, yra lengvesni ir nuo jų atskiriami. Ir tada gaunate sunkesnę, perspektyvesnę sėklą, tai yra sėkla, kuri paprastai gali sudygti. Paprastai perkamos sėklos.
Sėjama augalai prižiūrimi, nuimamas derlius. Atitinkami vaisiai ir tai, ką iš jų norite parduoti, yra komercializuojami. Tada augalas vėl išnyksta iš ūkio, kad sugrįžtų tik kitais metais. Kad galėtumėte pasėti tuos pačius augalus, turite iš naujo nusipirkti sėklų. Šiuo metu veislės kūrimas arba veislių selekcija norėtų parodyti arba padėti ūkininkui dauginti savo sėklą ūkyje ir integruoti ją į savo ūkį daugeliui metų. Geriausiu atveju tiesiog paversti ją neatsiejama ūkio savitumo dalimi. Taigi, atsižvelgiant į dabartinę padėtį, kai sėklų koncernai tiekia didžiąją dalį sėklų ir primeta ūkininkams savo sąlygas, ar sėklų nepriklausomybė, tai yra nepriklausomybė jas auginti patiems, yra nemažiau svarbus veiksnys mūsų ateičiai. Kadangi pavyks sukurti ūkių veislės daugelyje ūkių, bus galima sukurti didelį sėklų tinklą, kuris bus prieinamas regione. Taip pat bus užtikrintas sėklininkystės ir sėklų suverenitetas bei sėklų saugumas ateityje.